Floristams profesionalams ir mėgėjams renkant gamtinę medžiagą darbo netrūksta nuo ankstyvo pavasario. Gležnus klevų ir beržo lapus jie pataria džiovinti paslėgus. Visą vasarą, kaip jau klevai subręsta, iš klevų lapų gali daryti tokius sukinukus. Iš tų sukinukų įvairias detalės gali komponuoti koliažus, gali komponuoti puokštėm, tiesiog tokius diskus padaryti. Žodžiu, vienas rožės žiedas, pridėjus tokių įvairių detalių, jis gali būti visiškai atrodyti labai puikiai dovana ir bus netaip brangu, ypač kas aktualu šiuo metu, ir kūrybinga bus, galiausiai originalu. Šiuo metu dar yra neblogas laikas įvairių žolynų, smilgų, motejukų, labai daug išėję į pievas mes galim pasirinkti. Tačiau šiuo metu jau kai kurie augalai nėra tokie geri mūsų rinkimui. Pradeda žydėti, reikia paieškoti šiaurinės pusės. Pasak specialistų, renkant smilgą skubėti neverta. Jos skinamos rasai nudžiūvus, bet dar neįdienojus, kad augalai nebūtų įkaitę saulėje. Yra vėlgi keli variantai natūralaus džiovinimo. Paprasčiausias, tai kad ryšulėlius mes surišam ir juos pakabiname. Tačiau daug kas riša tuos ryšulėlius su siūlu, su virvele, augaliukai džiūsta ir krenta tada. Reikia rišti su gumute. Kitas džiovinimo būdas yra vėlgi natūralus, kada, pavyzdžiui, žiedlapius bet kokius, ar ten nežuolių, ar rožių žiedlapius, bebaigiančius žiedą peržydėt, mes paimsim, paskleisim ant kokio audeklo arba ant tokio sugeriamo popieriaus kokio, tai kad ir ant laikraščio paprasčiausio. Ir natūraliai paskleidę labai gražiai sudžiūs. Floristai mėgėjai dažnai augalus džiovina paslėgę, tai vienas paprastesnių būdų. Ieškantiems egzotikos džiovinti galima smėlyje, druskoje ar manų kruopose. Tačiau šiems būdams reikia daugiau patirties ir įgūdžių. Senas būdas yra džiovinimo slėgimu. Tai aišku, į knygas, negražu džiovinti knygas. Vis dėlto knygą mes sugadiname. Pats paprasčiausias laikraščio formato, paimame kokią nors plokštę. Labai gerai, jeigu toj plokštėj pragręšime skylutes, kad greičiau džiūtų. Ir dedame 5-6 laikraščio sluoksnius, būtinai 5-6, o ne 3, gali būti daugiau. Ne mažiau, nes kitaip supelys mum augalai. Klojam augaliukus ir vėl antrą, trečią tokį sluoksnį ir vėl uždengiam tokią analogišką plokštę. Ir būtinai uždedame plytą ar ką nors tokio viršui, sunkesnio, ir pastumėm po sekciją. Tai bus maždaug toks pat plotis, jis niekam nemaišys ir puikiai po 10 maždaug dienų turėsim jau gražius augalus. Vasarai besibaigiant specialistai patarė pasidžiovinti vaisių, uogų ar sėklų dėžučių. Jos tiks puošiant dovanas ar komponuojant žiemos puokštę.